Vyras pažino savo žmoną Ievą. Ji pastojo ir pagimdė Kainą. Viešpaties padedama gavau berniuką, pasakė ji. Po to ji pagimdė jo brolį Abelį. Abelis tapo aviganiu, o Kainas žemdirbiu. Laikui bėgant Kainas aukojo viešpačiui žemės derliaus atnašą, o Abelis savo ruožtu aukojo savo kaimenės rinktinės pirmienas. Viešpats maloniai pažvelgė į Abelį ir jo atnašą, o į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Todėl Kainas buvo piktas ir prislėgtas. Viešpats užkalbino Kainą. Dėl ko tau tai pikta? Kodėl esi toks prislėgtas? Jei gerą darai, argi nebūsi pripažintas? O jei gerą nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu ją gali įveikti.